Jei tau atrodo, kad tavo televizorius gali rodyti geriau, ko gero esi teisus. Štai 3 nustatymai, kuriuos pakeičiau 2025 metų Samsung televizoriuje, kad vaizdas atrodytų geriau. Pirma, išjungiu baterijos taupimo režimą. Taip ekranas nebus dirbtinai pritemdytas. Antra, vaizdo režimo nustatymai. Jei žiūri dienos šviesoje, rinkis standartinį, kad vaizdas išliktų pakankamai ryškus. Jei žiūri vakare, rinkis mūjų vaizdo režimus. Trečia, užsuk eksperto nustatymus. Čia pagal savo kambario apšvietimą gali lengvai susireguliuoti ryškumą, kontrastą, spalvų sodrumą ir kitus parametrus. Gerai, 2025 metų modelį pasitvarkėm rankiniu būdu. O dabar pasižiūrim, kaip Samsung Micro RGB R85 serijos televizorius, kuris su Samsung Vision AI ir Micro RGB technologija vaizdą pritaiko pats. Kaip matai, Samsung Micro RGB R85 serija automatiškai duoda sodresnes spalvas, sklandesnį judesį ir vaizdą, kuris labiau prisitaiko prie to, ką žiūri. Micro RGB technologija padeda spalvoms atrodyti tikroviškiau, o AI funkcijos pagerina bendrą žiūrėjimo patirtį pagal turinį. O jei turi senesnį Samsung, gali nesudėtingai patirtį pasigerinti pats. Jau 20 metų televizorių rinkoje dominuojančius Samsung televizorius gali rasti Varlė LT parduotuvėje.